Saulėtas Vilnius ir Twinsbet arena, kurioje šiandien finalų diena. Širdžiai tokios dvikovos aš nesitikėjau šiandien nuo tokios dvikovos pradėti dieną, nežinau kaip tu. Tai daugelis nesitikėjo, bet iš kitos pusės smagu. Pažiūrėsim, kaip Vilkai priėmė tą pralaimėjimą vakar ir kiek Lietkabelių liko jėgų, kad mest kovą tiem patiem Vilkam. Bet Lietkabelis neslėpė, jie patys sakė, vakar atrodėm prastai, darėm daug klaidų, na ir tas rungtynių tempas tikrai nebuvo geras, taškų buvo nedaug. Coach, so it's a game for medals. What are your biggest motivation before this game? Of course, always medals. Ponios ir ponai, sveiki atvykę į Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės mažąjį finalą. Panevėžio 7bet Lietkabelis. Antras numeris – Dovis Bičkauskis. Trečias numeris – Dominykas Tenionis. 10 numeris – Vytenis Lipkevičius. 12 numeris – Gabrielius Maldūnas. 13 numeris – Martynas Varnas. 16 numeris – Georgijos Kalaitzakis. 17 numeris – Mantas Rupštavičius. 18 numeris – Grantas Vasiliauskas. 35 numeris – Danielius Lavrinovičius. 41 numeris – Džordžė Gagič. 50 numeris – Aleksandr Kovliar. 77 numeris – Paulius Danusevičius. Vyriausias komandos treneris – Nenad Čanak. Labas vakaras, sveiki atvykę į Twinsbet areną Citadelę Karaliaus Mindaugo taurė. Antroji finalo ketverto diena, kova dėl medalių prasideda. Bronzinis finalas Wolves Twinsbet prieš Panevėžio 7bet Lietkabelį. Tokios rungtynės jau visai netrukus baigėsi pristatymai, paskutinieji prasimetimai prieš rungtynių pradžią su Laurynu Biručiu, bet jam viskas gerai, jis yra net ir registruotas šioms rungtynėms, o dvikova tarp Wolves Twinsbet ir 7bet Lietkabelio komentuosime dviese, Lukas Zajančiauskas ir Vilhelmas Ladyka. Labas, Lukai. Sveikas, kolegas, sveiki visi. Kaip paties nuotaika antroji ta finalo ketverto diena, ko pats tikiesi, ko lauki? Nuotaika, manau, geresnė nei šitų dviejų būtent komandų, vis tiek pralaimėjusių, bet kaip kalbėjo abudu treneriai, motivacija vis tiek didelė atsigauti ir paimti tą medalį. Kaip minėjai tu, 7bet Lietkabelis 8 kartai iš eilės, tie Karaliaus Mindaugo taurės apdovanojimai, manau, visada didelė dalis yra jų sezono. Tos serijos nutraukti nenori, o Wolves Twinsbet neabejoju, kad ir kaip pasibaigtų šitas mačas, jau to, sakykime, sezono tikslo įvykdė nebus. Taip, ir dar galim trumpai paminėti, jog ypatingai Nenadas Čanakas studijos pabaigoje trumpai kalbėjo, jog jiem tiesiog yra motivacija, tas medalis, viską lems šiandien, kuri komanda geriau atsigaus tiek emociškai, tiek fiziškai. Įdomus buvo jo pastebėjimas, kad aišku, Wolves žaidė 4 valandom anksčiau, todėl jie to laiko šiek tiek turėjo daugiau. O Magro tuo tarpu atsakė, kad šis mačas yra testas mums, dalis mūsų kelionės, norime būti geresni, bet turbūt įdomiausias dalykas, jog ir jis, pirmas dalykas, kurį paminėjo, buvo, kad žaidžiam prieš komandą, kuri mus jau įveikė 2 kartus šį sezoną. Dėl to mes negalim būti užmygę ir aišku, jis yra teisus. Šį sezoną 2 dvikovos BetSafe LKL, abidvi pergalės 7bet Lietkabelio. Dar galim prisiminti, aišku, ir pernai bronzinę seriją BetSafe LKL, irgi 7bet Lietkabelio tenai pergalė, taip kad tarp šių dviejų komandų kol kas būtent panevėžiečiai turi tikrai pranašumą. O taip, tiek namie, tiek ir išvykoje BetSafe LKL rungtynės laimėjo 7bet Lietkabelis. Krepšininkai ant parketo, Kristupas Žemaitis, Matas Jogėla, Džefas Tayloras, Arnoldas Kulboka ir Marekas Blaževičius. Toks Vilkų penketukas kitoje barikadų pusėje. Dovis Bičkauskis, Mantas Rupštavičius, Jorgos Kalaitzakis, Paulius Danusevičius ir Džordžė Gagičius. Taip, vienas iš tokių dabar, aišku, Wolves Twinsbet, 3 pralaimėjimai iš eilės LKL, vakar pralaimėta Neptūnui čia pusfinalyje, taip kad nemažai jau ta pralaimėjimų serija, aišku, prieš geras komandas, bet tas bendras vardiklis, kaip ir kalbėjom vakar, yra
praleisti tritaškai labai gerais procentais leidžia atakuoti varžovam. Wolves TwinsBet gynyba ir netgi tas pats Lietkabelis prieš 3 savaitės berods 16 tritaškų įmetė, 50%. Žiūrėsim, kaip bus šiandien. Gagičius laimė pirmąją dvikovą. Bronzinimą čia ir jau po tiesiog vienintelio nepalankaus sprendimo Suolas šoka į aikštelę, tai vis tiek, sakyčiau, labiau geras ženklas. Čia laisvas tritaškį išsimeta, Rupštavičius nepataiko, bet čia jau 12 kartas. Negalėjo beluoti. Galų gale pelno taškus Panevėžio krepšininkai. Arba 5 minutės vos 2 praleisti taškai, dabar Rupštavičius gali pridėti dar 2. Pataiko pirmąjį baudos metimą. Antrasis bandymas taip pat sėkmingas. Dova Rupštavičių, todėl tas atkovoto kamuolio scenarijus yra tikėtinas. Čia Varnas kaip aplenkė Arnoldą Kulboką. Wow. Klausimas, ar ryto fanų gal bus, kurie ateis klaipėdiečius palaikyti, bet čia pamatysime ir Baldūnas. Geras blokas Blaževičiui. Kovliaras. Ilgai nelaukdamas pats pelno taškus. Na ir po truputį bent šiek tiek apmažina tą skirtumą, arba bent jau, sakykime, neleidžia Lūsam toliau pabėgti. 16-8. Kovliaras. Pozicinė Panevėžiečio ataka. Geras perdavimas Kovliaro Danusevičiui. Šiandien, nežinau, čia toks dėjimas, metimas. Kabelis grįžo į tas rungtynes ir tada Kulbokas sakė, dar palaukė 22-10. Kulbokas sumetė porą tritaškių, 2 pataikė ir Kristupas Žemaitis. Kitoje aikštės pusėje Aleksandras Kovliaras. 12 naudingumo balų. Na ir Vilkai 5 tritaškiai iš 6, Lietkabelis 0 iš 1 bandymo. Kol kas ant tų žodžių. Tais žodžiais Paulius Danusevičius tikrai turi neblogą rankelę, gal tie procentai nėra patys įspūdingiausi. Kaip agresyviai ir kaip sėkmingai žaidžia Kovliaras ir čia jau bus susistumdymas. Peštynių elementai. Jas šio išmanaus telefono, tad Citadele banko Facebook paskyroje konkursas. Rašykite savo komentarus ir spėkite, kas taps finalo MVP. Kovliaras nuostabiai susikūrė užtektinai erdvės nuo Garisono Brukso. Universalus gynyboje yra Darmanas, tikrai gali skirtingų pozicijų žaidėjus dengti. Čia Kovliaras. Beveik nuo Citadelio logo, keli žingsniai arčiau. Justinas Marcinkevičius aikšteliai paskutiniam keliom sekundėm. Varnas prie daug varžovų. Pašok 3 taškai. Štai taip, su tokiu akcentu uždaromas pirmasis rungtynių kėlinys. Dar kartą pasigrožėkim. Fantastika. Iš fantastikos srities su Sirena 31-23. Galime trumpam atsipūsti. Vytenis Lipkevičius aikštelėje, taip kad pamažu surotuoja. Ta 5 prieš 2 su Maldūnu, vis dar Varnas su kamuoliu, suka kamuolį Lipkevičiui, Maldūnas surastas po krepšiu, bet kol kas viską išgaudo Wolves TwinsBet, išskyrus Sašą Kovliarą. 3 taškai, 4. Būtų rinkę taškus, tai ir 120 būtų pasiekę. Kotes skirtas Lipkevičiui. Lipkė mūsų Lipkė. Tikslinti. Gal tiesiog daug imasi greitą ataką, tu matai ateinantį varžovą. Žaidėjai, aišku, naudojasi tokiomis taisyklėmis. Vienu metu daugiausiai +13 turėjo Wolves TwinsBet, perimtas kamuolys. Aikštės gynyba pasiteisina 7-bet Lietkabeliui, Kovliaras į greitą puolimą pasileidęs, pelno 2 taškus. 6 minutės 17 iki antrojo kėlinio pabaigos. Krepšininkai keliauja pasikalbėti su savo komandų treneriais, o Kovliaras, reikia pripažinti, tęsia puikias rungtynes. 7-bet Lietkabelis laimi vos 3 taškų skirtumų, 11-8, bet toks įspūdis, kad jau tą iniciatyvą laiko tikrai kurį laiką. Ir aišku, tie 5 taškai, o dabar jau ne 5-3, Kovliaras. Užsikūrė Saša Kovliaras. 2+1. Saša Kovliaras labai, sakyčiau, taip nestabiliai tą sezoną pradėjęs. Matėm tos blyksnius Čkauskiui prieš jį minėtas. Arnas iš toli, 3 taškai. Ramūnas. Ir turi gintis, puikiai išmuša kamuolį Rupštavičius. Bičkauskis, na, panašu į greitą puolimą jau neužbėgs. Panevėžiečiai net 11 taškų surinko po klaidų. Vasiliauskas.
Taip, žiūrėjau, išplėsti čia Vasiliausko 2 taškai, išplėsti antroje pusėje dar bent keletą taškelių ir keletą atkovotų kamuolių duotų komandai. Rupštavičius. Rupštavičius šiandien 2 baudas pataikė, daugiau nieko. Bičkauskis. Kamuolys rodžia tinklelį. 2-2. Bičkauskis, aukšta trajektorija, paleistas kamuolys. Danusevičius suranda laisvą Bičkauskį, antrasis taiklus antro numerio tritaškis suteikiant ir wow, Aikštės vidurio ir turės galimybę laimėti naujų Telaitį Nissan Qashqai automobilį. rezultatyvus, bet ir koks efektyvus iš tikrųjų yra Kovliaras šiandien. Tikrai tarp kaip mažesnio stoto, lyginant su kitais krepšininkais, bet štai tokiu iš 8-7 taiklūs metimai šiandien jau tada pradėjo savo ataką Magro. Viskas aidi sirena, pirmieji 2 kėliniai sužaisti TwinSpet arenoje kovoje dėl bronzos 52-49 7bet Lietkabelis priekyje. Komandinę statistiką taip pat matote ir savo ekranuose. Vėsoka laukia, bet labai karšta arenos viduje. Wolves TwinSpet prieš 7bet Lietkabelį 49-52. Kristupas Žemaitis ir Aleksandras Kovliaras. Papildyta realybė, dirbtinis intelektas taip pat pasitelktas į finalo ketvirtą. 12 Žemaičio taškų, 18 Kovliaro. Kam galėtų atlikti perdavimą, tiesiog numeta kamuolį atgal Kovliarui. Šis puikiai ir čia vėl pusė rezultatyvaus perdavimo Gagičiui, tiesiog atitvėrusiam ir išvaliusiam kelią. Kelis atsitrenkus į Lipkevičių. Jeigu tokia kova dėl bronzos, kas vyks vėl. Toks turbūt irgi, vis tiek niekam nepaslaptis, ta realybė tokia, kad varžovom. Ta patį, manau, pasakyti ir apie Lipkevičių. Čia Danusevičius perduoda kamuolį Rupštavičiui. Šis Andriusui į veidą vėl išveda 7bet Lietkabelį į priekį, +2. Taškį pataiko Vilkai. Nemėgsta tokių bairių Čanakas, man atrodo. Kažką Tarmanas labai. Antrasis baudos metimas sėkmingesnis. Ranka, man atrodo, Tarmanas. Sezonas tiek Europos taurėje solidus vaidmuo, tiek žinoma ir Inas Mažeika, Neptūno direktorius. Ir kokį bloką gauna Andriusas nuo Danusevičiaus. Ten Andriusas negali labai būti aktyvus, reiškia emocijas, nes tai jau gal reikštų ir rungtynių pabaigą. Aldūnas sulaukė ekstra perdavimo. Naudojasi savojų šansų. Panevėžietis, geros Aldūno emocijos. Čia žandens pertraukėlė arenoje ir beje galim pamatyti, kokioje dabar yra čia gražus Danusevičiaus blokas, bet kokioje vis dėlto dabar pozicijoje yra Kalaidzakis, kuris neleidžiamas į aikštelę. Vietoje yra Bičkauskas, 2 žaidėjais rungtyniauja. 5 taškai ir yra jų didžiausias pranašumas šiandien. Po 10 kartų suklydo tiek viena, tiek ir kita komanda. Kovliaras, Aldūnas, po Verbstės. 2 taškai, kamuolys krepšyje. 4-65-69, 2 minutės 40. Kovliaras galėjo ten žaisti iki galo. Pasirinko saugesnį variantą. Dabar iš toli per apačią lenda Andriusas ir Kovliaras baudžia amerikietį. Štai taip, Saša Kovliaras jau 23 taškas šiandien. Nusimesti Žemaičiai vos 5 sekundės. Lengvas chaosėlis, metimas per trumpas. Ilgas perdavimas, Danusevičius iš po krepšio 2 taškai. Taip, planą minimumą įgyvendino čia Danusevičius, 2 taškai, prašė dar pražangos, žiūrim pakartojimą, panašu, kad ten nebuvo. Skritai trečiąjį kėlinį 4 taškais laimėjo Čianako auklėtį 22-18, taip kad jų gera atkarpa tęsiasi. Kesčioje rankomis ir Čianakas prašydamas techninės už vaidybą, bet kokiu atveju nei meitimas taiklus, nei pražangos yra. Gagičius nusimeta kamuolį Rupštavičiui, iš kampo Mantas. Gagičius, papildoma proga. Bičkauskis, 3 taškai. Dovis Bičkauskis šiandien savo 3-ąjį tritaškį pataikė. Gagičius iš rankų rankas Varnui, praeitą kartą tokį 3 taškį išmetė ir prametė Varnas šį kartą. Kaip
Taip, suranda Gagičio šis. Tarsi žaidėjas būtų Gagičius, pastebėjo komandos draugą. Čia tipinis Aleksandro Kovliaro metimas nuo baudų linijos. Galbūt Citadelė Gerbė logotipą. Taškus 25 jau jo sąskaitoje, 26 čia. 7bet Lietkabelis plus 11. Jonas Armanas 17 taškų surinko, už jį rezultatyvesnis tik Blaževičius, pelnęs 18. Arnas. Kaip gražiai, kaip gražiai. Kovliaras. Žaidžia pats, pastebėjo kampe Bičkauskį. Čia visus suklaidino Bičkauskis, įsiveržė. Šiandien dar nebuvo prie baudų metimo linijos, bet tai Doviui Nemotai staigli. Pirmoji bauda, pusėje 0. Taip, bet startas buvo tiesiog fantastiškas. Kovliaras aplenkė Kulboką, nusimeta Rupštavičių. Rupštavičius 3 taškai. Tiesiog nebejoju iš tokia vat. Plius 6 turi Panevėžys. Net į lanką nepataiko Kristupo Žemaitis. Kaip ištraukė Rupštavičius kamuolį, ten pirmoje eilėje susirinkusius žmonės įsirėžė gynėjas. Andriusas klumpa, pražangos nėra, Kovliaras į greitą puolimą. Iki galo 2 taškai, Aleksandras Kovliaras tęsia savo šou, 28 taškai. Ir slysta tos bronzinės rungtynės iš rankų, skauda tam pačiam Kristupui Žemaičiui, jisai muša kamuolį, susinervinęs tiesiog tolyn. Kovliaras. Sausio mėnesį sužaidė savo rezultatyviausias rungtynės BCF LKL. Tuomet jis pelnė 28 taškus. Beje, mačas buvo žaidžiamas ne prieš ką kitą, o prieš Twinsbet Rupštavičius. 3 taškai. Tikslus metimas, kuris didina 7bet Lietkabelio pranašumą, dviženklę persvarą. Tai turbūt yra labiausiai besišypsantis Nenadas Čanakas, kokią sumatęs, gal ne bet. Asmeninė Rupštavičius meta baudas. Rupštavičius gali pasiekti ir naują rekordą ir būtent prieš tą patį Twinsbet. Būtent tose rezultatyviausiose rungtynėse, kurias minėjai ir rezultatyviausiai sužaidė Kovliaras, 28 taškai. Šiandien taip pat būtent tiek su perspektyva pasipildyti savo sąskaitą dar 1 ar 2 taškais. Twinsbet, aišku, ypatingai Regimantas Miniotas ne pirmą kartą. Ir jau, sakykime, pralaimėjusių vaidmenyje lemiamose dvikovose, kuomet Vilkiai Bulsvo, kaip dar čia Bičkauskis, kokį kamuolį ištraukė ir viskas, ką reikia žinoti. Triumfuojantis 7bet Lietkabelio suolas. Laimingas Nenadas Čanakas. Vėl tai po praeitų kelių rungtynių Čanakas, kaip ir sakiau, labai piktas konferencijai, pasiuntė žinutę žaidėjams kitokių pasirodymų ir panašu, kad bent jau KMT savaitgalio metu tą žinutę išgirdo garsiai ir aiškiai. Kovliaras ir 100 tašką renka. Čia dar Andriusas prašo Žemaičio rengti tą ataką. Tarmanas gal švystels nuo Citadelės logo. Kodėlgi ne? Viskas aidi, finalinė sirena, 7bet Lietkabelis. 9 kartą iš eilės Citadelė Karaliaus Mindaugo taurėje pasidabins medaliais. Šį kartą bronziniais, 5 toks atvejis Lietkabelio istorijoje, dar 4 sidabro medaliai, apdovanojimų ceremonija jau visai netrukus. 191 toks galutinis rezultatas. Kovliaras 30 taškų surinko, jis rezultatyviausias komandos žaidėjas, tikras lyderis. 17 taškų pelnė Mantas Rupštavičius, 12 Bičkauskis ir žinoma emocijos iš Panevėžio stovyklos. Sveikinimai visiems Lietkabelio aistruoliams. Komanda po sudėtingų rungtynių vakar šiandien taip pat dvikova pradėjo sunkiai. Dar čia, žinai, kaip minėjai, tą 9 sezoną su medaliais, aš manau, visi, sakykime, tiek 7bet Lietkabelio, aišku, fanai, tiek galbūt ir neutralūs Lietuvos krepšinio mylėtojai nori
dar geresnio Lietkabelio žaidimo, bet stabilumas įspūdingas. Dabar perduodu žodį kolegai ir girdėsime Nenadą Čanaką. Coach, what a day to see you with a smile. What does it mean, this victory? There's this bronze medal for you in such a difficult season so far. Yes, very difficult season for us. I still know that we have a lot of problems, and I think that those wins will turn our season. Now we will rest a bit, and I hope that we will continue the same way in LKL. Congratulations once again. Tai trumpai Čanakas visada kalba trumpai, tiesą pasakė, sakė, tiesiog tikiuosi, kad ši pergalė taps kertinių momentų mūsų sezone, pavyks mums apsukti tą komandos laivą ir tęsti gerą žaidimą LKL. Dabar komandos kapitonas Vytenis Lipkevičius. Vytenis su pergalė, dar vienas medalis Karaliaus Mindaugo taurės ant tavo kaklo visai netrukus atsidūrus. Kokios emocijos, ką jauti ir ką gali pasakyti tiem fanam, kurie čia viršuj ir apačioj palaikė tavo komandą? Pirmiausiai, matot, balso nebeturiu, prareikiau. Ką aš galiu pasakyti, šis sezonas labai sunkus yra, stringam, tai vieną iš galimybių turim pašvęsti pagaliau. Ir mes tikrai to nusipelnom. Ir aišku, be šitų nuostabių fanų, kurie mus labiausiai palaiko, kai nesiseka, o dabar yra proga visiems kartu pašvęsti. Ačiū Jums! Sveikinimai tau! Na, o dabar aš noriu, kad jūs padarytumėte triukšmo bronzos medalio savininkam, laimėtojam, kovotojam. Panevėžio 7bet Lietkabelis. Ir sutikit komandą garsiai kiekvieną iš jų. Numeris 2 Dovis Bičkauskis. Garsiau Lietkabelio fanai, garsiau. Numeris 3 Dominikas Tenionis. Numeris 10 Vytenis Lipkevičius. 12 numeris, be jo neįsivaizduojama ši komanda, Gabrielius Maldūnas. Numeris 13 kovotojas Martynas Varnas. Numeris 16 Georgios Kalaidzakis, make some noise for him. Numeris 17 Mantas Rupštavičius. 18 numeris Grantas Vasiliauskas. Numeris 35 Danielius Lavrinovičius. Bronze medal goes to George Gagic. Numeris 50 nesulaikomas šiandien Aleksandr Saša Kovliar. Ir 77 Paulius Danusevičius. Garsiai padarykit triukšmo, komandos vyriausias treneris, head coach of the team, Nenad Čanak. Ir jo komanda Simas Juraitis, Paulius Malašauskas, Darius Aučina, kinezoterapeutė Eglė Laurinavičiūtė, fizioterapeutas Ramūnas Širvinskas, vadybininkė Laurita Ruplytė. Jūsų plojimai sporto direktoriui Lukui Grabauskui. Vizualinės komunikacijos vadybininkė Otilija Galvelytė. Medalį ant savo kaklo kaip 7bet Lietkabelio direktorius kabinasi Jonas Mačiulis. Klubo prezidentas, jūsų plojimai, be jo nebūtų šio klubo pasiekimų. Alvydas Bieliauskas. Sigitas Gailiūnas, klubo viceprezidentas. Panevėžio miesto meras Petras Lomanas. Plojimai jums, kviečiam prisijungti 7bet Lietkabelio komandos narius, draugus, bendrai nuotraukai. Na, o aš noriu pakviesti. Jau matau, šiaip norėjau pakviesti, bet matau, su mumis yra Kauno Grūdų generalinis direktorius Andrius Pranskevičius, kuriam tenka didi, maloni ir garbinga veikla, pavadinsiu ją taip, įteikti 3-osios vietos nugalėtojų taurę komandos kapitonui Vyteniui Lipkevičiui. Vyteni, tu žinai, ką reikia daryti. O jūs, sirgaliai, žinot, kaip reikia juos palaikyti. Padarom triukšmą!
Lietkabelis. Ir 15 000 eurų laimėjimas trečiosios vietos laimėtojams. Bendra komandos nuotrauka. Na o ką? Mūsų arenoje ir mūsų transliacijoje trumpa pertraukėlė, po kurios didysis Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalas tarp Kauno Žalgirio ir Klaipėdos Neptūno. Jau visai netrukus, likit kartu.